sąlyginai, bet iki šito parodymo, kokio manęs reikia, buvo fizinis labai didelis augimas. Iš to tokio neaišku, ką aš darau, čia, žinai, storuliukas ten, kai aš nustojau gerti, kai aš tos 3 mėnesius negalėjau judėti, tada labai atsirado didelė motyvacija. Aš vis dar nesupratau, kas tas šiuolaikinis šokis, bet aš supratau, ko aš noriu. Taip, kaip dabar negaliu, bet tuos 1,5 metų paragavęs aš noriu. Tada tas stebuklingas žodis buvo motyvacija ir tuos 2 metus aš ten dirbau labai daug. To laikotarpio tai buvo labai daug atradimų, nesakau, tada aš būtent 2007 vasario mėnesį irgi susipažinau su pirma žmona, su Edita. Tada buvo labai daug visko, žinai, ta prasme, vidu, sakau, aš augau fiziškai, nes, ta prasme, iš to šokio, iš visko, iš judesio, žinai, labai daug fiziškumo, tada prasidėjo tas, emocinis, asmenybinis augimas. Sakykime, inspiruojant tuo, ką darė Edita. Tai tiek Jurkus, tiek Armanas, bent jau tuo metu buvo jogai. Mes buvome iš tos pačios bendruomenės. Ir visada buvo tas toks, gal kažką reikia, žinai, kartu padaryti ir taip toliau. Ir vėlgi čia, ar mano tinginystė, ar tuo pačiu, žinai, kaip čia angliškai embrace. Ta mano ir rykštė, ir stiprybė buvo improvizacija. Aš puikiai galiu improvizuoti užfiksuok. Susirinkom. Vat kokio reikia. Ir mes 3 vyrai realiai kalbėjom apie tai, kokio vyro reikia. Aš suprantu, aš jau buvau pasipiršęs. Santuoka, vedybos dar tik tai laukia, nes už mėnesio vedybos. Ir tas buvo tokios, tai kokio čia va dabar reikės. Koks tas vyras iš vis reikalingas. 17 metų atgal, švelniom rankytėm. Kas kraujyje, tas kraujyje. Nes, tai yra manyje, būtent kada tas didelis vyras pradeda plėvesuoti švelnių judesėlių, suprant, tai atrodo netikėta, gražu ir taip toliau. Ta situacija buvo, kada tų judančių arti profesionalesnio lygio vyrų, tikrai pripažinkim, nedaug Lietuvoje. Aš buvau iš projekto į projektą, iš projektėlio į projektėlį, iš to, iš ten, ir žinai, ant duonos yra ir atrodo taip ir yra. Ir perspektyvoje dar kažkur žiūrėti nebuvo. Buvo visada labai jautru ir visada labai gera jį daryti ir šokti. Tai buvo pirmas darbas su Agnija. Ir man buvo absoliutus žavesys, kaip pavyzdžiui, pirmoji repeticijoje jinai atėjo, mes susirinkom, nes aš pats paskambinau Agnijai, kad žiūrėk, aš tuokiuosi, keliamės mes gyventi į Klaipėdą, o mes buvom susitikę tada platformoje, gal ten prieš metus, būtent sankryžą. Aš jai paskambinu, sakau, žiūrėk, gal kažką daro. Gerai daro. Ir jin tada pakvietė Dovilę, mane ir sako, atnešė tą eilėraštį, kur yra ištrauka, čia irgi yra naudojama aprašymą. Šitą eilėraštį, sako, aš labai ilgai nešiojusiu. Vienintelį judesį, sako, kol kas matau, tai yra užrakina, atrakina. Ir viskas. Ir mes toliau improvizavom viską absoliučiai. Ir žinai, ir tada ten užfiksavom, bet Lemeryje šitam duete yra pakankamai daug improvizacijos ir struktūrizuota improvizacija. Yra pora, kur tikrai taip, ta prasme, taškas A ar segmentas A, segmentas C, o segmente B atradau džiaugsmą. Manau, ir jis mane atrado. Saulius, kad irgi turėjau tokį eilėraštį, kuris keliavo su manim nuo paauglystės. Ir pirma repeticija, 3 valandos jis išskleidžia, čia įsivaizduok tavo studiją, tai per trečdalį savo instrumentų prisiveža. Ir čia žiūrėk, čia galim taip, ragas toks, čia. Ir mes žinau, kaip, tai mums jau buvo kiek, 28, jis jaunesnis, man atrodo, už mane. Ir 2 tokie labai vyrai, kurie jau barzdoti, žinai, kai maži vaikai supranti. O mano mašinytė daro taip, o mano didelė daro taip, o žiūrėk, čia galime daryti, lieka pusvalandis. O, Sauliau, mes nieko nepadarėm. Abudu taip, o ką tu nori daryti? Aš jam paėmiau, perskaičiau tą eilėraštį ir sakau, jaučiu, žiūrėk, tu grok, aš improvizuosiu. Dabar, žinai, kas bus. Ir mūsų išaiškėjo. O Jėzau, ne dabar šitas nuėjo. Šokį, judi ir tu matai, ta prasme, tu matai ranka, tavo ranka, bet toks visas ne tu. Darai ten
Ir ta struktūra visa, kuri įvyko, nes aš kažkaip spontaniškai irgi tą eilėraštį šimintinai mokėjau kažkurioje vietoje. Mes nenufilmavom nieko, bet tiek jam muzikiniai buvo aišku, ką jis darė, tiek man buvo aišku. Ir tada mes buvom numatę dar 2 repeticijas. Ir žinai, tiesiai, gal mums nereikia repeticijų. Tipo, sugadinsim. Aš esu labai sugadintas žiūrovas ir aš čia vėl per savo asmenybinius dar kažkokius dalykus aš turiu dirbti ant to, kad nevertinti žmonių, ten dar kažką. Bet aš pavyzdžiui, žiūriu spektaklį ir aš vertinu. Muzika tinka, netinka. Aš daryčiau taip, kitaip. O čia va šviesa. Kaip gražu, kaip gerai buvo. Aš žinai, suprantu, matai. Ir man toks vat būdavo, o jeigu aš galėčiau vat pakeisti. Ir ta prasme, man toks buvo, tai, tu man padar. Breakfast with Beyonce or Devil? Both. Why don't you love me? Starring Beyonce Knowles. Ir čia, vat, kai žinai, būna spektaklis, performances, happeningas, dar ten kažkas, aš žinok, aš nežinau, ne tai, kad man zint, ne, aš tiesiog nesuvokiu skirtumų. Ir su tuo rizikos faktoriu pavyks arba nepavyks. Man labai kaip. Ir kada yra improvizacijų arba žinai, kad žiūrovas, jis laukia baigtinio, kažkokio kokybiško produkto, o tu eini rizikuodamas pavyks ar nepavyks, yra turbūt šiek tiek vienaip. Bet kai tu žinai, kad žiūrovas irgi atėjo į interaktyvų vyksmą, jis aišku tikisi kokybiškai ir jeigu tu žinai, kad tu sąžiningai irgi darai, kažkas gausis. Ar tai gausis čia, ten ir nežinau. Man atrodo, kad būtent SMS-ui kaip po tokiam, tam žaidimui su žiūrovais, reikia, tam tikrą biblioteką turėti, nežinau. Tiek veiksminė, tiek turbūt kažkokia patirčių jau reikia tam tikrų, kad čia sankryža ir tu gali šokinėti nuo šokos ant šokos nepamesdamas kamieno. Kaip bežionė. Aš niekada nebuvau pajutęs to, kad žiūrovas atėjo pažiūrėti konkrečiai manęs, mano naujo darbo. Jeigu jis ir ateidavo, žinai, kažkas apart šokio bendruomenė, kuriuos pažįstu, kurie ateina, po to pasako, bet aš neturėjęs tokių, man atrodo, momentų savo, sakykime, kūrybiniam už scenos gyvenime, kada ateitų kažkas ir pasakytų, bet aš mačiau jūsų šitą spektaklį, o po to anam spektaklį, ateina publika tokia, kokia ateina, tu reaguoji, gyvas arba sąmoningai nereaguoji, bet tu jauti, kas yra ten už tos 4 sienos. Kas konkrečiai dėl bičių, tai būdavo, man atrodo, pakankamai faina jūsų festas kaip platforma išsibandymui. Su tikimybė pakvies ar nepakvies Baltijos šokį. Tai čia tas galiodavo irgi. Kad tiesiog pasibandyti. Ir netgi buvo tais 10 kažkuriais ten metais, 10-15, kad ten spalio mėnesį, spalio lapkritį bus bitas. Kažką darys. Kas dabar vyksta su mano gyvenime? Neverdamai. Aš pripažįstu tai, man jie neverda. Taip kaip anksčiau būdavo, kad dažnai kažką pamatėjai, kažkur kažką, dėliojant toks vaizdas į kažkokią biblioteką, į archyvą kažkokį dedi. Dabar galbūt mano kūryba įsilieja daugiau per haiku, per foto. Ir bent jau kurį laiką aš taip žinau, kad nelipsiu labai intensyviai ant scenos. Bet kai užlipsiu, tai išlipu. Dabar, žinai, aš toks switchinu biškį, tai daugiau į tą, sakau, kūno terapijos, ten dar kažkur. Ir ten, žinai, savotiškai irgi pasirodė, ta prasme, tu pasiimi ten tą dirbi su kūnu.
Ir irgi, kai spektaklis, ta prasme, man žiauriai faina, ta prasme, ta toks yra, kažkiek su technika paspaudai kažkur kažką ir žiūri ir ieškai. Sujungimą, ne? Ir jo, ir radai tašką, sureagavo kūnas, va pabūdam dabar čia, žinai. Tai tokie kūrybinė prasme, man, žinai, yra motyvacija Aha. ir dega, prasme.